Eteryje laida iš ciklo skirto suaugusiųjų švietimui mokytis niekada nevėlu. Šiandien kalbame apie sveiką gyvenseną. Alkoholis Europoje gaminamas ir geriamas tūkstančius metų. Maždaug 40% alkoholio vartojimo progų daugumoje iš 15 senųjų ES narių yra pietūs ir vakarienė, nors pietų Europos šalyse daugiau gerima prie pietų nei bet kuriuo kitu metu. Ar ilgi priespaudos metai perimtos iš rytų kaimynų nesaikingo gerimo tradicijos iškreipė lietuvių saiko matą, juk lietuviai tik alų midų gėrė? Vilniaus privačios narkologinės klinikos Varpas vadovas gydytojas psichiatras Patricijus Jusaitis. Kas liečia mūsų tradicijas, tai savame suprantama, kad pas mus buvo geriama dideliais kiekiais ir labai stiprus alkoholiniai gėrimai. Tai čia jau buvo pirmas labai toks iš karto grėsmingas toksai faktorius. Antras labai dalykas yra svarbus tai, kad alkoholis turi būti geriamas jau jeigu geriama, būtent švenčiant kažką tai. Kaip tam tikra, atsakysim, kažkokios sėkmės, pergalės išraiška. O pas mus alkoholis vis dažniau buvo vartojamas būtent skausmą numalšinti. Jis naudojamas kaip vaistas. Jeigu jis vartojamas kaip vaistas, tai priklausomybė nuo to alkoholio visą laiką didės. Ir neišvengiamai. Tai vat būtent pirmas toks svarbus labai dalykas, kad daugelį pasaulio šalių, ypač kurios turi senas tokias tradicijas ir visaka, man teko pačiam būti dar prieš pat paskelbent nepriklausomybę, kai aš šiek tiek įsilaisvino sąjūdžio dėka, Lietuva, tai būti Argentinoje, tai aš ten su giminaičiais eidavau į naktį kartais į kokį nors restoraną, ar kartai man tiesiog buvo labai stebėtina, kad jaunimas sėdi visą naktį prie vieno bokalo, sakysim, alaus ar taurės vyno ir šnekasi, bendravo, linksminasi. Tai buvo labai man neįprasta ir keista. Lygiai taip pat, kai aš nuėjau į parduotuvę ir žiūriu 1 litro talpos grynas spiritas, kainuodavo, atsimenu, 90 centų. Suprantat, aš įsivaizduoju, kas būtų, jeigu pas mus į parduotuvės paduotų už 90 centų tų litrą spirito. Niekam neįdomu, jisai naudojamas buityje, reiškia. Tai va šitas dalykas toksai, kad alkoholis ir ypač stiprus alkoholiniai gėrimai, kai jie yra geriami skausmui numalšinti. Šiaip ar taip reikia pripažinti, kad daugelis žmonių turėjo visokių, tokių nemalonių pergyvenimų anais laikais, kurių nelabai galėjai paviešinti, sakysim, vis tiek kažkoks tai buvo kažkokia prievarta, kažkoks tai žmonių, taip sakant, paudimas žmonėms, tai toks. Ir tie dalykai kažkur tai alkoholis lyg ir savotiškai padėdavo kažkur tai pabėgti. Alkoholizmas ir narkomanija yra 2 baisios šiuolaikinės problemos mūsų išsivysčiusioje laisvoje visuomenėje, todėl būtina apie tai kalbėti ir priklausomybės šalinti. Paskutiniu metu daug kalbama apie alkoholio kontrabandą ir kovą su ja. Ar to pakanka? Vilniaus privačios narkologinės klinikos Varpas vadovas gydytojas psichiatras Patricijus Jusaitis. Valstybė šitos dalykus labai akcentuoja ir kelia tarsi į pirmą planą. Todėl, kad valstybei labai apmaudu, kad gali nedaug dievė nesurinkti pakankamai lėšų iš alkoholio gamybos ir pardavimo, kuris yra legalus ir kuris moka mokesčius. Valstybės vadovai negalvoja apie tai, ką daryti, kad žmonės mažiau girtautų. O jie galvoja apie tai, kaip biudžetą papildyti kuo didesnėmis pinigų sumomis iš parduoto alkoholio ar parduoto rūkalų. Čia yra toksai, suprantat, kurioziškas atvejis, kai tarsi bando paslėpti savo tikrus kėslus. Jie nori, kad žmonės kuo daugiau gertų, kuo daugiau rūkytų ir kuo daugiau įneštų valstybės biudžetą pinigų ir tarsi kovoja su kažkokia nelegalia, reiškia, kontrabanda ir visakuo. Tai kol bus tokia politika, tai labai bus sunku iš tikrųjų veikti šitas problemas. Radijo laida parengta įgyvendinant ugdymo plėtotės centro projektą suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra, suteikiant besimokantiems asmenims bendrasias kompetencijas, finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis. Daugiau apie projektą rasite tinklalapyje www.suaugusiųjų švietimas.lt.